Sveiki, kas žiūrit. Šiandieną darysim tokius ispaniškas kroketas su kumpiu. Reikės duonos. Mes ją sutarkuosim su tą mašiną. Vietoj džiūvėsėlių bus šviežia duona tarkuota. Pieno, prieskonių, muskatinio riešuto, miltų, kumpio, aišku, svogūną, vienas ritelis česnako ir sviesto. Kai žiūrim. Turim kumpį susipjaustę. Mes kumpį sumalsim su tokia stambia mašina. Nereikia mažiau pjausti. Ir žiūrim, pjausim svogūnus ir malam kumpį. Susimalėm per stambę setelį kumpį. Pats tas smulkiai svogūną susipjaustėm ir susikapuojam česnaką. Ir žiūrim toliau. Čia turim 100 gramų sviesto, atsisvėrę ir 125-130 gramų miltų. Dabar imam didesnį katilą, kad mums patogiai būtų dirbti, maišyti. Dedam sviestą ir laukiam, kol jisai ištirs. Sviestą išsitirpinam. Dabar dedam svogūnus ir česnaką. Iškart įdedam pipirų ir muskatinio riešuto. Svogūnai jau priėjo prie kondicijos, ten nešildom pieną. Dabar dedam mūsų kumpį. Kumpis jau perkaito. Dabar galim dėti miltus. Ir viską sujungti. Ir taip pat pakaitinsim, pakepinsim 1 minutę ir pilsim šiltą pieną. Galim pilti pieną jau. Maišom, kad nebūtų mums gabaliukais. Ant mažų dujų mums jau užvirė. Dabar maišom, nesustojant, ant mažų dujų 4-5 minutės. Praėjo 5 minutės. Jau mūsų masė pilnai paruošta. Ir žiūrim toliau. Dabar mes ją iškratysim į vieną indelį. O taip. Dabar mes ją paimsim ir uždengsim, kad jinai mums nedžiūtų. Dengsim, prispausim prie masės, kad negautų oro. O taip. Biškį pravės, dėsim į šaldytuvą. Mūsų masė kroketų pastovėjo visą naktį. Sustingo labai gerai. Mes dabar ką darom? Susiplaukam porą kiaušinių. Truputį druskos. Atidengsim lašiuką pieno paskui. Pilam truputį pieno. Kai gražiai darosi.
darom toliau. Nu, įveisim prie galo. Nu, baigsim tuos ir eisim kepti. Nu, pažiūrėkit, kokia pasaka gavosi. 40 krokečių su kumpiu ispanišku. Kumpio daug, labai skaniai. Taip, kad einam kaitint aliejų ir kepam. Nu, aliejus jau mūsų 170 laipsnių, būtinai reikia kepti karštam. Galim pradėti kepti. Po daug nekepsim. Po 5 gerai bus. Tai va, pirmieji jau iškepė. Imam virtuvinės servetėlės, kad mums nubėgtų aliejus. Kaip matot, nieks niekur neįtrūko, nieko. Nu ir žiūrėkit, koks čia grožis gavosi. Neįtrūkęs niekur nieko. Ir viduj minkšta. Matot, kiek kumpio. Pasaka. Nu, žiūrėkit, kokia gavos kroketa. Pasaka. Va, prašau, viduj minkšta. Taip kad visiems skanaus, iki sekančio.